Na, o aš pakuoju dovanas Velykų proga. Čia Rojui štai tokia mašina su pultu, gertuvė, saldumynai ir dovanų maišiukas. Štai tokia gavosi dovana, gertuvė nebeįtilpo į maišą. O Eliai padovanosiu štai tokius rašiklius spalvotus, ji kažkada taip Pepkoje juos taip žiūrėjo, taip pat saldumynai. Čia yra spineris, bet tai yra lūpų blizgiai čia šonuose. Kaip ir minėjau, Elės mėgiamas personažas Kyčius, dar štai tokia gumytė plaukų. Vasarai kostiumėlį, šortai ir maikutė, kada nors pamatysit ją apsirengusią. Ir aišku, žąsinas, jinai norėjo žąsies. O Alicai štai tokia gertuvė, slaimas, parodysiu. Štai toks slaimas, didelis braškė, blizga visas. Kvepaliukai Hello Kitty. Braškių kvapo ir mielas zuikutis raktų pakabutis, lūpų blizgis, oi vos sugaudau, braškė, taip pat saldumynai ir dar tiesa nagų lakas. Ir suruošta dovanėlė. Na ir štai toks žaidimas, kosmetinė, nes jį dievina katinėlius, saldumynai kas be ko, lūpų blizgis ananasas ir kaklo papuošalas su auskariukais. Ir taip pat suruošiau dovanėlę, čia kaip tik pirkau dovanų maišelius parduotuvėje. Šiandien suruošiu, kad rytoj jau iš ryto galėčiau vaikus pasveikinti, nes jie labai laukia dovanėlių. Žinau, kad ir man, ir vyrui paruošę yra dovanėlės. Tai ašgi iš vakaro dabar suruošiu dovanėlės, nes rytoj ryte reiks padengti stalą. Na, o vyrui štai toks šokoladas, bilietas loterijos. Ir čia maišelė supakuota yra, jis norėjo, tai yra specialūs diržai sportuoti. Tiesiog aš jau neišimsiu, gal kada prie progos parodysiu, kas ten per diržai. Ir aš esu jam užsakiusi dar drabužių, bet jie neatvyko. Na, bet jisai žino, kad juos gaus vėliau šiek tiek. Tai sportui čia kažkokie diržai, kurių jis be galo norėjo, bilietas ir šokoladas. Neabejoju, rytoj jie bus visi be galo laimingi, gavę dovanas, nes dovanas buvo pirktas iš širdies ir dauguma dovanų, kurių jie patys norėjo. Na ir visiems dovanos supakuotos. Alica žiūri paliktas zuikio dovanas, pas ją ant spintelės, sako, vai, viskas rūžava. Dar vaikučiai miegojo, o aš jiems kiekvienam prie lovos padėjau dovanėlės. Alicos dovana man Velykų proga, gamino pati jie. Štai tokia gertuvė. Kiek daug? Na, o aš iš vyro gavau štai tokią maikutę ir dar pinigėlių, už kuriuos galiu nusipirkti tai, ką noriu. Jis iš pradžių padovanojo man pinigų, o tada prisiminė, kad dargi ir maikutę turi. Sako, visai buvau pamiršęs.
Na ir parodysiu, ką man padovanojo vaikučiai, ką tėčiui padovanojo jau neberodysiu, nes reikia dengti stalą ir nelabai yra laiko. Man štai tokių piešinukų. Va tokie dar piešinėliai su palinkėjimu. Štai tokia dovanėlė gamino tėja, tokį pat žalią ir tėtis gavo zuikutį su dovanėlėm. Čia Alicija gamino, jinai tokias dovanėlės pagamino ir tėčiui. Čia gamino Elija ir tokią lėkštutę jinai gamino, joje saldainiukai. Štai tokia lėkštutė, jį pagamino pati. Ir dar viena Elijos dovanėlė. Ir dar viena tokia dovanėlė. Toks juokingas muiliukas ir atvirutė. Išbando savo dovaną. Nors šiaip jau su Rojum jau bandė 10 kartų. Čia tėja su Alicija nupiešė